Jie yra labai stiprus, jie turi didžiulius aštrius dantis. Pažiūrėk, koks gilus vanduo. Ten tai baisu. Taigi, tai tikiuosi pagaus mažylius. Taip, štai jie. Tai yra pakų. Ką? Ne. Štai jis, matau gaudyklę. Na, pirmyn, turime vieną. Mačiau jį čia. Turime vieną. Sveiki vyfne, sveiki sugrįžę į dar vieną nuostabų vaizdo įrašą, vaikinai. Šiandien mes ieškome milžiniškų piranijų, kurias pridėsime į mano plėšriųjų žuvų tvenkinį. Na, vaikinai, neseniai įrengėme mano 7200 galonų tvenkinį, pilną milžiniškų žuvų. Raudonodegiai šamai, arovanos, irisai, iridescenciniai rykliai. Ir viena iš žuvų, kurią jau seniai norėjau pridėti, yra pakų. Jos užauga milžiniškos. Jos yra giminingos piranijoms, jūs jau žinote, koks su jomis reikalas. Šios žuvis užauga milžiniškos ir jos yra viena iš žuvų, kurias dažnai laiko su didelėmis plėšriosiomis žuvimis. Kodėl aš noriu vienos savo tvenkinį? Mes jau ilgą laiką bandome pagauti didelę, bet mums vis nepavyksta. Jos labai protingos, jos labai stiprios. Jos turi didelius aštrius dantis ir jas labai sunku pagauti. Turime daug vietų, kur galime bandyti. Ir mes bandome, bet mums vis nepavyksta. Dažnai pagauname jų jauniklius. Taip yra todėl, kad žinote, jaunikliai yra kvaili. Jie nėra tokie protingi kaip suaugusieji. Bet mes norime didžiųjų. Norime didelės mamos. Norime didelio tėčio. Norime tų, kurie yra tokie dideli, gerai? Taigi, ateikite pažiūrėti. Štai čia yra tvenkinys, į kuriuo mes juos įkelsime. Čia turime milžiniškų žuvų, raudonodegių šamus ir visa kita, kaip sakiau. Ir taip, dabar mums trūksta tik didelio pakų, vaikinai. Taigi tuo šiandien ir užsiimsime. Mes vykstame į vieną iš mano mėgstamiausių vietų, kuri pilna šių milžiniškų pakų. Manau, ten yra apie 10 suaugusiųjų grupė ir jie ten tikrai veisiasi. Mes nuolat pagauname jauniklius. Iš tikrųjų, priekinėme tvenkinyje jau turime keletą augančių. Bet kaip sakiau, vaikinai, mums reikia didelės mamos. O aš esu nekantrus. Todėl darome tai dabar. Tikriausiai bandysiu su meškere, bet taip pat pasiimsiu savo milžinišką žuvų gaudyklę. Pažiūrėsiu, ar pavyks taip sugauti. Esu jau kovojęs su viena iš šių žuvų anksčiau. Ji buvo maždaug tokio dydžio ir man prireikė 2,5 valandos ją ištraukti. Taigi mūsų laukia smagus vakaras. Eime ten ir pažiūrėkime, ar pavyks. Gerai, vaikinai, atvykome į vietą, kur pilna šių pakų. Ir taip, tai nėra labai didelis ežeras, galbūt jį prisimenate. Kaip sakiau, čia filmavome vaizdo įrašą prieš 5 mėnesius. Pažiūrėkite į tai. Štai čia bandėme pagauti didžiąsias žuvis, gerai? O čia yra kanalizacija. Dabar jie iš tikrųjų jungiasi su tvenkiniu. Grotelės dabar yra kanalizacijoje. Aš su tuo neturiu nieko bendro. Bet mes čia pastatėme žuvų gaudyklę. Iš tikrųjų pagavome pakų jauniklių. Bet kaip sakiau, mes siekiame didžiųjų žuvų. Jos yra ten. Taigi turime daug duonos. Turime daug įrangos, kuri mums šiandien padės. Ir taip, tikiuosi, kad šiandien bus ta diena, vaikinai. Štai, vaikinai, šiandien tai mūsų pakų maistas. Šįkart persistengsime, turime 3 kepalus duonos ir net šiek tiek kačių maisto. Taigi pradedame jaukinti, vaikinai, išmėtysime visą šį masalą. Tikėkimės, pakų ateis. Sužinosime, ar jos čia yra, nes kaip sakiau, jos tikrai milžiniškos. Tada pastatysime savo gaudyklės, šiandien atsinešėme 2 savo didžiasias. Taigi tikėkimės, jei nepagausime didžiosios mamos su meškere, pagausime ją žuvų gaudyklėje. Pamatysime. Pradedam. Pirmyn katytę. Pažiūrėsim. Jos gali pasirodyti iš karto, o gal teks laukti valandą. Dar nežinome. Gerai, kaip sakiau, šiandien rimtai nusiteikę. Čia didelis duonos gabalas. Štai kaip tai daroma. Dabar parodysiu jums tikrąją strategiją. Pasiemate daug duonos, taip kviečiate pakų, reikia ją gerai sudrėkinti. Štai taip, o tada metate kaip atrankos sviedinį. Kaip ir sakiau, šiandien esame labai pasiruošę. Tačiau nuėjau į parduotuvę nusipirkti meškerės valo. Žinote, galvojau paimti kokį 9 ar 13 kg stiprumo. Tai tikrai didelės žuvys, o parduotuvėje buvo tik 3,6 kg stiprumo valas. Tad teks naudoti būtent tokį. Nežinau, vyrai, meskime šitą daiktą ir tikėkimės geriausio. Pradedam. 3, 2, 1. Pažiūrėkite į tą metimo techniką. Matėt, kaip toli mus skrido? Gerai, tai tiesiai per vidurį, vyrai. Ten ir bus tie milžiniški paku. Gerai, dabar įdėkime masalą į žuvų gaudyklės. Gerai. Dabar mes pasilikome šiek tiek kačių maisto, kad įdėtume į šią žuvų gaudyklę. Štai, bum, viskas. Taip. Tai turėtų pagauti mažylius, tikiuosi. Mažyliai man netrukdys, bet kaip sakiau, šiandien labiau norėčiau pagauti didžiąją mamą. Pažiūrėk, koks čia gilis. Ten tai baisu. Ir čia gyvena daug tų pakų. Čia visi mažyliai slepiasi, nes tada niekas didelis jų nesuės. Mes pastatysime savo gaudyklę būtent čia. Aš jos nepririšau prie nieko, tai nėra gera mintis. Gerai, tinka, žuvų gaudyklė pastatyta. Kaip ir sakiau, turime ir didelių gaudyklių, bet manau, kad tai paskutinė išeitis. Jei per trumpą laiką nieko nepagautume su meškere, tikriausiai tiesiog užmesiu juos ten. Na, grįšime pas jūs, kai kas nors nutiks. O, dieve.
Ten buvo didžioji mama. Pakartok, pasirodyk. Tiesiog laukiu, kol šis valas pradės judėti. Praeitą kartą, kai čia buvome, taip ir nutiko ir iškart nutrūko. Ten yra pleko, o dieve. Ten buvo didžioji mama. Gerai, jie čia. Tai buvo tai. Kas čia vyksta? Ten yra pleko, kuris ėda šiukšlės. Turime jį išgelbėti. Žiūrėk, jis tiesioginė prasme ėda šiukšlių maišą. Liaukis. Išgelbėkime plekus. Ne, gerai. Kelly, burbulai, pakučia, matai burbulus? Pažiūrėk į visus tos burbulus ten. Aš nervinosi, mano širdis jau plaka greičiau. Tai reiškia, kad šios milžiniškos žuvys maišo dugną ieškodamos maisto. Gerai, jos vis dar jaučia mano duoną, manau. Gerai. Ar turėčiau užmesti iš naujo? Manau, turėčiau užmesti iš naujo. Jie čia pat, tiesiai priešais mane. Manau, mums reikia daugiau masalo. Reikia daugiau duonos ten. Baubis, mes turime pakankamai. Aš žinau, kas vyksta. Žiūrėk, visas kačių maistas persikelia prie kranto. Vienas užkibo. Kažkas taip stipriai trenkė, kad net meškerė pajudėjo. Nemanau, kad jis užkibo. Ne, neužkibo. Gerai, mūsų duona vis dar čia, pažiūrėkit tai. Pažiūrėkit tą duonos gabalą ten, tobulą. Ten toliau, ten yra didžioji mama. Didžioji mama ten, štai ji. Tai buvo visai šalia jos. Tobulas metimas, vyrai. Gerai. Pažiūrėkime, ar pagausime. O dieve. Matai tai? Štai ji, tai didžioji mama. Štai ji, kas per velnes? Ne, ta žuvis ten. Galvojau, kad tai didelis pakų. Mačiau, kaip išlindo jos pelekas. Ji oranžinė. Kažkas mums iš tikrųjų pasakė, taip ir sužinojome šią vietą. Jie sakė, kad čia yra koi. Bet manau, ką tik vieną pamačiau, vaikinai. Tai iš tikrųjų beprotiška. Čia yra koi. Jis buvo tikrai didelis, visiškai oranžinis. Galbūt grįšime ir bandysime pagauti tą koi. Jei norite tai pamatyti, praneškite man. Dieve mano. Taip. Štai, ji nuplaukė? Taip, štai ji. Tai paku. Ten didelė žuvis ėda. Ji kyla ten pat į paviršių. Bandysiu mesti masalą jai. Štai ji artėja arčiau. Žiūrėk, ji visai šalia to vaikino. Ten yra dvi, jos pačiame viduryje. Jos tikrai toli. Padariau joms tako. Pažiūrėkim, ar jos valgys. Žiūrėk, mes oho po velnių. Gerai. Žiūrėk, pažiūrėkit tą vandens sujudimą ten. Neblogai. Štai ji, žiūrėk. Ji taip toli. Palauksime, kol ji priartės. Tikėkimės, ji suės mūsų duoną. Jos kaip banginiai. Jos tiesiog kaip orkos. Žiūrėk, štai ji. Dieve mano, pažiūrėk ją. Vaikinai, man atrodo, Bogas truputį išprotėjo. Kur jis eina? Kas išprotėjęs? Tiesiog pavargau laukti, kol didžioji mama pati ateis pas mane. Todėl nusprendžiau eiti pas ją. Praleidau beveik 2 valandas gaudydama šias pakų, kurios kilo į paviršių tiesiai priešais mane ir man nepavyko jų pagauti. Jos tiesiog per daug protingos. Todėl turėjau sugalvoti kitą planą, kaip pagauti šias milžiniškas pakų. Nežinau, tai tikrai sunku, vyrai. Stengiausi, kaip galėjau su meškere. Panašu, kad teks mesti savo milžiniškus žuvų spąstus. Abejoju, ar jos į juos įlys, bet mes beviltiški vyrai. Ir tai mūsų antrasis variantas. Imkime tuos milžiniškus žuvų spąstus, uždėkime masalą ir meskime juos į vandenį. Gerai, vyrai, ką tik matėte visą dieną, kai bandžiau ir nesugebėjau pagauti didžiosios mamos. Ji kažkur čia, kartu su kitomis didžiosiomis mamomis. Taip, vyrai, visą dieną lakščiau pirmyn atgal bandydamas pagauti šias pakų žuvis. Bet man nepavyko, tačiau diena dar nesibaigė. Mes vis dar turime visą naktį pastatyti savo žuvų gaudyklės ir pamėginti laimę. Taip, vyrai, turiu savo slaptą ginklą, kuris man padėjo šiąnakt. Tai Big Mama Destroyer 3000 ir Big Mama Destroyer 5000. Tai yra mano milžiniško žuvų gaudyklės. Žiūrint į jas dabar tiesiog nėra jokios galimybės, kad tas milžiniškas pakų tilptų čia. Bet galime pabandyti. Atvirai, aš esu beviltiškas. Pagaučiau bet kokio dydžio žuvį. Man dabar nereikia didžiosios mamos. Imčiau bet ką. Taigi išnešime šias gaudyklės. Prikimšome jas daug duonos. Na, pirmyn, vyrai. Tiesiog bandysime mesti ją kuo toliau. Pririšome prie jos virvę. Na, pirmyn. 3, 2, 1. Gerai, manau, kad tinka. Turime savo virvę čia, paliksime ją tiesiog čia. Pirmoji gaudyklė pastatyta. Dabar išneškime kitą. Niekada nežinai. Galime pagauti tokį didelį. Tai vis tiek būtų labai šaunu. Taigi, vaikinai, paliksime šias gaudyklės čia kelioms valandoms, tikriausiai per naktį. Ir taip, vėliau sugrįšime, patikrinsime jas, pažiūrėsime, ką pagavome. Prašau, spauskite patinka ir palinkėkite man sėkmės. Man jos dabar tikrai reikia. Taigi, vaikinai, pasimatysime vėliau, kai tikrinsime šias žuvų gaudyklės. Gerai, vaikinai.
Praėjo 3 valandos ir mes vėl toje pačioje vietoje. Jei kartais pagautume didelę, turime šalkrepšį. Taip, vaikinai, jei žiūrite šį vaizdo įrašą, esu tikras, kad kažką pagavome. Nes jei ne, tai jo tikrai nekelčiau. Pirmiausia, patikrinkime mažąją gaudyklę. Pažiūrėkime, ar turime kokių nors mažylių. O tada eisime prie didžiųjų. Vis dar juos matau, tad nežinau, ką tai reiškia. Jaučiu, kad jei būtume pagavę, žinote, didelę, ji būtų ją nutempusi į vidurį. Gerai, vaikinai. Oho, ar tai juda? Ką? Palauk, kas ką tik įvyko? Ne. Kas ką tik įvyko? Ką? Kas ką tik įvyko? Spastai ką tik nukrito. Žinai, kas galėjo nutikti? Jeigu ten yra žuvų, jos tikriausiai pamatė, kaip mes priėjome ir jos išsigando, brangioji, ir jos išjudino spastus. Pažiūrėkite tai. Jo nebėra. Turiu tinklą. Pasimsiu tinklą su ilga rankena. Pažiūrėsiu, ar galiu jį ištraukti. Tai nėra gerai. Turime jį susigrąžinti. Vadinasi, tikrai taip ir buvo, vaikinai. Gerai, turiu čia tinklą su ilga rankena. Esu beveik tikras, kad žuvis, kurios ten buvo, tiesiog išsigando ir kažkaip nuėmė virvę nuo kablio. Pažiūrėkime, ar galime juos ištraukti. Turime juos susigrąžinti. Dieve mano. Nesvarbu, čia apie 6 metrai gylio. Vienu ar kitu būdu aš tą spastą atgausiu. Ten tikrai turi kažkas būti. Dieve mano. Ką? Vaikinai, mums galas. Įdomu, kuris galėjo dingti. Jis vis dar turi būti ten apačioje. Nežinau, ar tai suveiks. Tikriausiai nesuveiks, bet pabandysime. Pirmyn, štai tas momentas, vaikinai. Tai istorinis momentas. Kuriama istorija. Štai, pajudėjo. Pirmyn. Pirmyn. Ne. Dieve manau. Turiu grąžinti valtį atgal. Pirmyn. Tiesioginė prasme, aš vis dar nejaučiu dugno. Tai neveiks. Kažką pagavau. Prašau, tebūnie tai žuvų gaudyklė. Tai žuvų gaudyklė. Taip. Taip, mes ją gavome. Gerai, tiesos akimirka, vaikinai. Turi būti kažkas viduje. Kas tai? Tai majų ciklidas. Na jau, ne dėl majų ciklido čia tiek vargau. Prašau. O dieve mano. Pažiūrėk, kokio jie dydžio. Mes juos tikrai pagavome. Pažiūrėkit tai. Jie tokie dideli. Ką? Pažiūrėk, kokio dydžio šie pakų. Taip, mes tikrai pagavome keletą. Ir jie milžiniški. Pažiūrėkite, kokie jie stori. Tai nuostabu. Mes daug jų pagavome spastuose, vyrai. Gerai, turiu pripildyti kibirą. Ei, Katė, didžioji mama, turime tavo vaikus. Gerai, kibiras jau pilnas, pažiūrėkite tai. Tai raudonpilvis pakų. Pažiūrėk jo dantis. Jo dantys atrodo beprotiškai keistai. Gerai, mes įdėsime jį į kibirą. Pažiūrėk iš šios spastus, jie dabar tiesiog pilni. Čia yra majų ciklidas. Grįžk į kanalizaciją, ten tavo vieta. Kas čia per velnės, Helena? Fu, gyvatgalvė negyva. Pagavau gyvatgalvę. Ji negyva. Kas per velnes? Kaip ji mirė? Taip yra todėl, kad gyvatgalvės kvėpuoja oru, o spastai buvo visiškai po vandeniu, todėl ji negalėjo kvėpuoti. Tai tu ją nužudėjai? Ne, bet tai yra gyvatgalvės jauniklis, nes jį pagavome naudodami kačių maistą. Taip, na, gyvatgalvės yra labai invazinės. Manau, jis gyvas. Jis tiesiog miega. Taip, jis tiesiog pavargęs, jis tiesiog miega. Taip, jis nusnūdo. Mes taip pat pagavome mažą ešeriuką. Gerai, mes jį paleisime atgal į kanalizaciją. Taip, dieve mano. Taip. Pažiūrėk, kaip tai šaunu. Jie tokie nuostabūs. Mes niekada čia nesame pagavę tokių dydžių. Jie auga. Praeitą kartą, kai juos pagavome, jie buvo visai maži, kaip mažyliai. Tai buvo prieš kokius 5 mėnesius. Tai gali būti ta pati mažylių grupė arba kita. Mes tiksliai nežinome, bet jie daug didesni nei praeitą kartą. Pažiūrėk, kokie jie stori. Jie ten gerai maitinasi. Tai jau 4. Gerai, pagaunė 4 raudonpilvius pakų. Tai taip šaunu. Jie irgi dideli berniukai, pažiūrėkite, vaikinai. Kanalizacijoje jie irgi milžiniški. Tai taip šaunu. Gerai, jie dar ne tokio dydžio kaip didžioji mama, bet vieną dieną tokie bus. Taigi mes juos pridėsime prie armijos ir jie augs. Taigi, bandysiu susigrąžinti užmetamą tinklą, o tada patikrinsime didelius spastus, vaikinai. Jei mums tikrai pavyks pagauti didelį, aš išprotėsiu. Turiu virvę. Užmetamas tinklas taip pat saugiai paimtas. Buvo baisu, maniau, kad jį prarasiu. Kaip sakiau, turime šaldėžę su vandeniu paruoštą atsargiai. Dieve mano, jis sunkus. Štai jis, matau spastus. Pirmyn. Prašau pakų, manau, kad ten nėra pakų, vaikinai. Ten nėra žuvies. Kažkas pragraužė šonus. Kas tai? Kas čia, dieve mano? Čia kažkoks liguistas pokštas, pagavau pleką savo žuvų spastose. Rimtai? Išeik. Išeik. Baigta su tavimi. Tu nesi pakų. Gerai. Tai ne tai, ko mes ieškome, bet jis tikrai didelis. Jis tikrai didelis plekas. Bet mes jį paleidžiam atgal. Gerai? Eik. Na, dėl šios priežasties mes turime antras spastus. Tikėkime, kad ten ką nors pagausime. Geriau jau tai. Gerai, taigi suraskime juos ir ištraukime. Na, vaikinai, turiu virvę prie antrų spastų čia. Ir atrodo, kad jisai šiek tiek pasislinko. Jis yra šiek tiek toliau. Žiūrėkite, štai jis. Ar matome ką nors? Na, pirmyn, matau kažką raudono.
Ir tai arba ten yra majų ciklidas. Ne, tu galvoji apie raudoną. Tu galvoji apie raudoną. Ne, tai ne mano ciklidas. Po veniu. Dieve mano. Dieve mano, pažiūrėk. Kuris dingo. Turime vieną, mačiau jį čia. Dieve mano, jis milžiniškas. Taip, dieve mano. Turime vieną. Pažiūrėk į tą daiktą. Oho, jis beprotiškai didelis. Dieve mano, mes tai padarėme. Mes tai padarėme. Mes pagavome Big Mamos mažylį. Tai irgi didelis kūdikis. Pažiūrėk į šitą daiktą. Negali būti. Pažiūrėk, koks jisai storas. Mes tai padarėme. Pažiūrėk į tą storuliuką. Taip. Tai didelis vaikinai, tai padoraus dydžio paku. Pažiūrėkit į jo dantis. Mes iš tikrųjų tai padarėme, vaikinai. Mes pagavome padoraus dydžio paku. Nemaniau, kad tai įvyks. Atvirai sakant, netikėjau šiomis pastais, bet jie suveikė. Gerai, turime greitai nunešti juos į šaltkrepšį. Tai ne tie didieji, kurių siekiame su meškere ir ryte. Bet iš tikrųjų, tai velniškai didelis. Dieve mano. Pažiūrėkit, koks jis šaunus. Jis tobulas. Žinot ką, vaikinai? Labai džiaugiuosi, kad pagavome tokio dydžio. Jis tikrai šaunus. Jis labai šaunus. Ir mes galėsime stebėti, kaip jis auga. Tai bus pats šauniausias dalykas. Mes ne tik pagausime didžiąją mamą ir įmesime ją į tvenkinį. Mes pagausime jos mažylį ir stebėsime, kaip jis auga. Mes vis tiek sugrįšime dėl jos. Įdomu, kiek jie metų, nes jie tikrai greitai auga. Jie yra vienos greičiausiai augančių žuvų. Dieve mano. Gerai, eikime paleisti tą žuvis, grįžkime į mano namus ir įleiskime šitą vaikiną į plėšrūnų tvenkinį. Mažylius į mini tvenkinį. Aš toks laimingas, mes tai padarėme, vaikinai. Dieve mano. Vienam iš jų trūksta vienos akies. Šitas nėra tas, kuriam trūksta akies. Mes jį paleisim atgal. Pažiūrėkite į šitą. Jis kaip zombies. Fui. Ką? Matai tai? Jam trūksta akies. Dieve mano. Man jo gaila. Žinot ką, vaikinai? Tikriausiai tai padarė pakų, jie labai žiaurūs. Bet taip, vaikinai, tai tikrai jaudina, žinant, kad galime sugauti šiuos pakus su žuvų gaudykle. Didelius. Dabar galvoju, jei norite, kad pabandyčiau padaryti žuvų gaudyklę 10 kartų didesnę, kad pagaučiau didelį, tai būtų beprotiška. 25 000 patiktukų ir aš ją padarysiu. Išmesiu ją ten ir bandysiu pagauti didžiuosius. Bet taip, vaikinai, dabar grįšime namo ir įdėsime tuos, kuriuos pagavome į tvenkinius. Štai taip. Gerai, vaikinai, pagaliau grįžome namo. Turime kibirą pilną mažylių. Šiandien pagavome 4. Nedaug, bet jie daug didesni nei praėjusį kartą. Tai tikrai šaunu. Ir taip mes juos pridėsime į priekinį tvenkinį. Štai Brūsas. Brūsas pasirodė. Jis vaikšto aplink. Kaip sekasi, senė? Štai Brūsas, vaikinai. O. Jis valgo lapą, jis reaguoja į garsą, vaikinai. Jis visiškai aklas. Jei aš nueisiu čia, štai jis ateina. Jis turi sekti garsus. Pakeiskime jam kryptį. Čia, 2 rapiai. Pažiūrėkite, dieve mano. Pažiūrėkite, kaip tai šaunu. Jų 4. Jie irgi nemaži, jie taip pat raudonpilviai ir jie eina. Puiku. Jie čia tikrai užaugs dideli. O kai jie dar šiek tiek paaugs, tikriausiai keliaus į Oskaro tvenkinį. Tada jie keliaus į didįjį tvenkinį. Čia taip pat turiu daug mažų kastuvinių šamų. Jei aš padarysiu taip, pažiūrėk. Ei, bičiuli, gerai, dabar atėjo momentas, kurio visi laukiate. Mes įkelsime vidutinio dydžio mamą, taip jį vadinasi, į didįjį plėšriųjų žuvų tvenkinį. Ji nemaža, aš labai džiaugiuosi. Taigi, einam jos įkelti. Gerai, štai čia vidutinė mama. Ji atrodo puikiai, ji plaukioja tiesiai. Štai plaukia. Gerai, tau reikėtų pasisaugoti, nes jį vėl aptaškys. Mes esame prie plėšriųjų žuvų tvenkinio. Aš toks laimingas, tai nuostabu. Man labai patinka išsikelti tikslus ir juos pasiekti. Čia turime pakų. Mes ją įleisime į tvenkinį, pažiūrėkite. Jezau! Ei, pažiūrėk į šitą dalyką. Dieve mano! Jie tikras storuliukė. Štai ten, pažiūrėkite tai. Dieve mano, tai taip šaunu. Pirmoji kada nors pakų tvenkinyje. Leidžiu po 3, 2, 1. Štai plaukia. Dieve mano, jie atrodo puikiai ten. Pažiūrėk į ją ten. Ji tiesiog atsipalaidavusi. Ji pripranta prie savo naujų namų. Jie atrodo tikrai gerai. Tai beprotiška, vaikinai. Jūs matėte, kaip išniro ta didžioji, kurio šiandien ieškojome. Ji tiesiog tokio ilgio, tikriausiai tokio pločio. Rytoj mes pagausim tuos beprotiškų žuvų. Sakyčiau, kokių 13 pėdų ilgio. Sekite kitą vaizdo įrašą. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, kuriame gaudžiau milžinišką pakų savo tvenkinį, paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą. Susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.